Sveiki vaikai, jūs žiūrite kanalą TV vaikams. Šiandien jums paskaitysiu pasaką Pinokis. Viename Italijos mieste kadais gyveno senas dailidė vardu Džepetas. Sykį jis nutarė pasigaminti lėlę, iš pušinės pliauskos išdrožė jai rankeles, kojytes, liemenį, dailią galvelę ir viską sujungė daiktan. Paskui ėmė pjaustinėti akis. Vos pabaigė vieną, toji pagavo mirksėti ir dirščioti, kaip jis dailina kitą. Kai baigė abi, jos padūko juokingai vartytis. Tik tuomet, kai ėmėsi nosies, išdykėlės aprimo ir žvairuodamas įniko rimtai stebėlyti, kaip jis drožia. O išpjovus burnytę lėlė kaip suspiks, ojojoj, labas tėte, ir skaudžiai sužnybo Džepetui nosį. Bet tas niekiek nesupyko. Ak, tu išdykėlė, ar nenurimsi? Tarė meiliai glausdamas medinuką. Vadinsiu tave Pinokiu, tai yra pušinuk, nes pagaminau tave iš pušies. Nenuostabu, kad esi toks papaikęs, kalbėjo toliau, siūsdamas Pinokiu dailius drabužėlius. Juk mažo protelio turi. O kad būtumei protingesnis, leisiu tave mokyklon, kaip ir visus vaikus. Ir tikrai, kitą dieną Džepetas apavė Pinokį kurpaitėm, už paskutinius pinigus nupirko dailių elementorių ir išleido į pamokas. Tačiau Pinokis buvo vėjavaikis ir tikras medingalvis. Mokyklon jis nenuėjo, žioplinėjo gatvėmis, už keletą skatikų pardavė vaikams elementorių ir galop nukvaklino lėlių teatrą. Tenai jį bemat pastebėjo teatro savininkas ilgaūsis rudžius skrudžius. Ar gali būti geriau? Lėlė, kurios nereikia už virvelių tampyti, pati kalba ir net gali išmokti skaityti. Stok pas mane tarnauti, neblogai uždirbtum, ėmė siūlyti Pinokiui per pečius apkabinės ir dėl tikrumo davė keletą auksinių. Visą tai matė du sukčiai Katinas Mikis ir Lapinas Šmikis. Gatvėje jie pasivijo Pinokį ir ėmė kalbėti žinia būdą, kaip be jokio vargo dauginti pinigus. Esą reikia užkasti juos tam tikroj vietoj, pasakyti burtažodį ir kitą dieną toje vietoje išauksęs medis, visas apkibęs auksiniais. Jų žodžiai be galo patiko kvailučių Pinokiui. Nenaudėliai nusivedė Pinokį toliau į mišką, išrausė duobę, sužėrė jo auksinius kepeton ir užkasė. Paskui čiupo, surišo ir pakabino vargšą ant šakos. Tuomet išsikasė pinigus ir tiek jos te matei. Tai kvailys, juokėsi nueidami, gal įgys kiek proto, kai pakibos čia dienelę kitą. Vos gyvai iš šalkio ir baimės Pinokį išgelbėjo paukšteliu atskridusi žydroji laumė Laimė. Žydroji laumė tol slaugė ir girdė žiniuonių vaistais, kol vaikis pasveiko ir tvirtai nutarė skubėti namo. Bet ir vėl pakeliui sutiko būrį išdykusių vaikų. Eiva į dindirių karalystėn, šaukė jie. Toji dindirių karalystė buvo gražus sodas, kaži kur už miesto. Vaikai tenai dindirį mušė, žaidė per dienas, kiek tinkami dūko ir negirdėti nenorėjo apie mokyklą. O valdė tą karalystę piktas burtininkas. Priviliotus vaikus jis pamažu paversdavo asilais ir parduodavo į cirką. Kartą Pinokis veidrodį pamatė jau turys asilo ausis ir apimtas siaubo pabėgo. Jam ir vėl padėjo žydroji laumė. Kai po ilgų klajonių Pinokis grįžo į Džepeto namus, sužinojo senuką valtimi išplaukus jūron jo ieškoti. Tuomet pasidirbo plaustą ir taip pat išplaukė jūron, vildamasis rasti savo gerąjį tėtuką. Bet čia iš gelmių išniro ryklys ir prarijo Pinokį su visu plaustu, nelygų mašalą. Ryklio pilve Pinokis sutiko, vaje, kaip jūs manote ką? Ogi Džepetą, kurį ryklys buvo prarijęs kiek ankstėliau. Ėmė jėdų glėbesčiuoti, šokinėti iš džiaugsmo. Ryklys matyt to neapsikentęs, išspjovė juodų jūros paviršiun. Tai bent, juk senasis Džepetas nemokėjo plaukti. Laikykis tėtuk, aš tave išgelbėsiu, šaukė Pinokis. Jis plaukė puikiai, kaip ir dera mediniam berniukui. Pinokis iš tiesų išgelbėjo Džepetą.
ir daugiau niekad neapleido, o žydroji laumė laimė dėl padaryto gero darbo mostelėjo stebuklingą lazdelę ir pavertė jį tikru berniuku. Ačiū vaikai, kad klausėte šios pasakos. Kitą kartą jums paskaitysiu Miegančioji gražuolė. Tikėkimės, jums patiko. Ate vaikai.